Sveiki atvykę į dar vieną dividendų eksperimento video ir šiandien su jumis sveikinu Darius iš kelionės. Jau šį savaitgalį grįžtu, tai po to grįšim į studiją. Bet mintis labai paprasta. Keliauju ir kartais tenka filmuoti video įvairiose situacijose. Praeitą Q&A filmavom prieš savaitę iš Šveicarijos kalnų. Nu ką, šiandien Q&A truputį kitokio tipo. Keliaujam kažkur ten ir papasakosiu jums ir atsakysiu visus klausimus, kuriuos palikot per paskutinę savaitę. Dabar esu Austrijoje, viename iš viešbučių, pakeliu atgal į Lietuvą ir noriu pasidalinti tą mintimi, kad turėjau nesenai Q&A su jumis ir kalbėjom apie keliavimą ir investavimą vienu metu. Ir kur tas pagrindinis argumentas, kad kur mums reikėtų investuoti, kiek mums reikėtų investuoti, bet kur galbūt kelionės yra tam tikram prioritete ir kažkiek tikrai norėtųsi skirti pramogoms ir būtent keliavimui ir tam tikriems įspūdžiams, nes tai yra tam tikros investicijos į savo dabartį, kad gerus įspūdžius. Mintis, kad nesinori būtent aukoti dabarties, bet to pačiu nesinori bankrutuoti ateityje. Tai kur tas pagrindinis argumentas ir kaip tai daryti efektyviai. Ir čia pasidalinsiu savo paties praktiką, kad žinotumėte savo ir galbūt panaudotumėte bendrai. Tai vėl, tiems, kurie atkeliavo pirmą kartą į kanalą, esu Emilis, sukūriau dividendų eksperimentą prieš beveik 4 metus su mintimi, kad padėsiu kuo didesniam kiekiui žmonių pradėti investuoti ir pasiekti finansinę laisvę arba bent jau finansinę nepriklausomybę. Tai jeigu bendrai patinka tokio tipo temos ir kaip pinigus įdarbinti efektyviau, tai nepamirškit paspausti like ir subscribe. O dabar keliaujam su tema. Gerai, pirmoji dalis, pasižiūrėkime, ką jūs atsakėt, kai jūsų užklausiau, kaip bendrai balansuojate išlaidas ir keliavimą. Gerai, tai pirmasis komentaras, investuojam daugiau nei keliaujam. Ir čia kaip ir neblogas pasirinkimas ir didžioji dalis atsakymų iš tiesų nėra blogi atsakymai, tiesiog labai neapibrėžti dažniausiai. Tai dabar pagalvokim gerai, kiek jūs iš tiesų procentų skiriate šitai vietai. Tai jeigu kelionėms, sakykime, skiriate, nežinau, 1000 eurų per metus, tai ar investavimui yra 1001 euras pakankamai, kas jeigu kelionėms skiriate tik tai 100 eurų tais metais, nes kažkodėl dėl kažkokios priežasties tiesiog nekeliavote arba keliavote labai pigiai pačioje tenais, sakykime, specifinėse vietose. Čia labiau klausimas, kad jeigu neapibrėžia taisyklių tiksliai, kiek norėtumėte atsidėti, kiek norėtumėte investicijas dėti, kas jeigu jūsų atlyginimas padidėjo per, sakykime, 20-30 tūkstančių tais metais, nes kažką padarėte labai gerai, arba pavyko kažkokį turtą parduoti už labai didelį kiekį, arba kažkoks palikimas atkeliavo. Neturint tų taisyklių su mintimi, kad tai veikia ir su dabartinė suma, ir su ateities suma, atrodo nebūtinai išpildytas bendras planas. Keliaujam toliau ir invest visada ta pati suma, atostogų biudžetas, kas lieka mėnesio gale į taupyklę neterminuotam indėliui. Tai aš visą laiką labai pritarčiau su mintimi, kad turim tam tikras taisyklės nusistovėjusias, kiek mes investuojam, bet aš keisčiau ne sumą, o keisčiau į procentą nuo atlyginimo, nebent yra kabliukas, kad mes žinome, kad ta suma mus atves iki mūsų tikslo. Šiaip man tikriausiai labiausiai patinkantis pasirinkimas, bet vienas dalykas, kuris gadina šitą situaciją, yra papildoma taisyklė, į kurią reikėtų galbūt atsižvelgti, yra, kas jeigu aš šiais metais uždirbsiu gerokai didesnę sumą. Ar aš skirsiu viską į, sakykime, tą patį investavimą, ar skirsiu viską į keliavimą, nes pagal šitą taisyklę, tai jeigu aš investuoju į tą pačią sumą ir netyčia uždirbau papildomus ten 5000, tai visi 5000 keliauja į atostogas. Gal ir geras pasirinkimas, bet čia jau klausimas jums. Galbūt finansinė priklausomybė metais anksčiau arba 2 metais anksčiau yra geresnis pasirinkimas. Gerai, keliaujam dar toliau ir sekantis buvo prastai. Tai dažniausiai klausimas būna, ar jūs turite apskritai norą, nes jeigu prastai sekasi, reiškia nesusikūrėte plano ir nesusidėliojate žingsnių, kuriuos galite sekti. Arba susikūrėte tą planą, kur norite pakeisti 50 dalykų per vieną dieną ir tada suprantate, kad ties 5 dalykų jau pradedat strikti, nes tai nėra kažkoks įprotis. Tai įpročius, taip sakant, buildinti ir pradėti tikrai užtrunka. Aš tikriausiai labiausiai paskatinsiu atominių įpročių knygą, vieną tikriausiai geriausiai akis atmerkiančių taip sakant, knygų apie įpročius ir labai lengvai skaitosi ir į plonytę, taip sakant, čia 2 vakarų pasiskaitimas. Gerai, turim dar investuoju 10% pajamų, o kelionėms kažkaip vis tiek susitaupo. Klausimas, ar iš tiesų atsideda 10% arba uždirbat labai didelį atlyginimą. Jeigu uždirbat labai didelį atlyginimą, ar galite lengvai skirti pramogoms, kas yra keliavimas iš savo pusės, tai čia gali būti ir neblogas elementas. Vėl, tikslumas atsiranda 10%. Atskiras biudžetas kelionėms renkamas per metus. Va čia tikriausiai vienas toks geriausių pavyzdžių, kur mes galime ilgesnį laikotarpį sakyti, aš turiu atskiras sąskaitas. Viena sąskaita yra skirta tik investavimui, kita ilgalaikiam taupimui specifiniai
specifiniam tikslui, pavyzdžiui, kelioniai, ten, nežinau, į Havajus, kuri kainuos ten 5-6 tūkstančius. Dabar mano mintis šitoje vietoje yra truputį kitokia. Aš visą laiką grįžtu prie aiškaus tikslo. Jeigu jūs turite aiškų tikslą ir susidėliojate teisingą planą, čia gali atrodyti labai specifinė strategija, į kurią galite žvalgytis. Dabar paimkime paprastą pavyzdį ir paimkime tą patį, sakykime, 1000 eurų per mėnesį. Tai jeigu mano finansinis tikslas, ir aš noriu pasakyti, kad finansinis tikslas turi būti apibrėžtas ir laiku, ir su žingsniais specifiniais, ir su tam tikrom apžvalgom, kas bent jau metus, o gal dar geriau kas ketvirtį. Tai šioje vietoje, jeigu paimsim tokį praktinį pavyzdį, nes, sakykime, praktinis pavyzdys yra 1000 eurų uždirbti pasyvių pajamų per mėnesį jau po mokesčių. Tai mes žinom 282,35 taisyklę, kur mūsų sugalvota mėnesio suma, kur norime uždirbti, padauginam iš 282,35 ir gauname kapitalą, kuris sėdėdamas investicijose, generuodamas labai konservatyvę 5 procentų grąžą ir po 15 procentų apmokestinimo mums uždirbtų 1000 eurų per mėnesį į rankas. Arba tą sumą, kurią sugalvojate pirmame žingsnį. Tai dabar, jeigu šita vieta ne iki galo aiškiai, atsukite atgal 10 sekundžių ir perklausite dar kartą. Tai jeigu jūs dabar sugalvojate savo specifinį skaičių, nes aš turiu savo specifinį skaičių ir aš žinau šitoje vietoje, kiek aš turiu investuoti kiekvieną mėnesį. Bet dabar, sakykime, jūs paskaičiavot ir dabar sugalvojate, gavote 500 tūkstančių, kai kas gavote ir virš milijono, jeigu sugalvojate didesnės sumas. Mintis šioje vietoje dabar sekantis žingsnis yra išnaudoti sudėtinės palūkanas. Tai tiesiog į Google įsivedam Compound Interest Calculator. Čia trumpa pauzė, kad galėtumėte išsiimti arba telefoną, arba prie laptopą, pasivesti tiesiog Compound Interest Calculator ir parodys visus pavyzdžius, kaip tai atrodo. Dabar didžioji dalis skaičiuoklių atrodys taip pat, bet mes paimam pradinę sumą, kurią turime. Šiuo metu, sakykime, aš neturiu jokios sumos. Ir aš suvedu tiesiog paprasčiausią nulį. Tada aš sakau, kiek aš per metus galiu uždirbti. Ir čia paimsime istorinę S&P 500 pavyzdį ir tiesiog suvesime 10 procentų. Vėl, kai kurios investicijos gali būti pelningesnės, kai kurios investicijos gali būti kaip tik mažiau pelningos. Argumentas, kad priklausys nuo jūsų rizikos tolerancijos, ką jūs galite išsirinkti ir kartais jūs galite labai didelės grąžas generuoti, bet aš geriau išsirinksiu kažką konservatyvaus ilgalaikio, kas tikrai nerizikuoja mano ateitimi, negu rinksiuos kažką, kas galbūt generuos ten 30 procentų per metus, bet galbūt pradings visiškai po 5 metų ir aš visą kapitalą tiesiog sudeginsiu netyčia. Gerai, keliaujam toliau ir dabar žiūrim, kiek mes turime kokį laikotarpį. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, esu išsikėlęs tikslą, kad man reikia už 11 metų pasiekti finansinę nepriklausomybę. Jeigu mano kapitalas nulis, labai sunku, nes tikėtina man reikės investuoti labai didelės sumas. Ir čia labai paprastai mes sakom, galbūt yra laikotarpis ilgesnis, kurį aš toleruoju, kad nerizikuočiau dabartimi, galbūt laikotarpis gali būti labai ištemptas į ateitį ir aš ten turiu 30-40 metų. Bet kuo ilgesnis laikotarpis, tuo bus mažesnės mėnesinės sumos, kuo trumpesnis laikotarpis, tuo didesnės mėnesinės sumos. Bet suvedam kokį paprastą pavyzdį ir aš pasinaudosiu irgi telefonu, kad galėčiau truputį jums parodyti, kaip tai veikia. Gerai, tai sakykime 0 pradiniam, 10 procentų, sakykime, aš turiu tuos pačius 11 metų. Nu, tai man tikėtina, kad aš 282 tūkstančius uždirbčiau už 11 metų, nu, bus nežmoniškai didelė suma. Taip žiūrėkit, 1000 per mėnesį investicijose neužtenka tam, kad pasiekčiau tokį laikotarpį, tarkim 1200. Nu, 286 tūkstančiai. Tai realistiškai aš pusę savo pinigų, tas 158 tūkstančius, aš realistiškai suinvestavau pats, o mano palūkanos, taip sakant, uždirbtas per tos 11 metų yra 128 tūkstančiai. Tai laikotarpis labai trumpas ir 1200 didžiai daugumai bus nelogiškai investuojama suma. Bet vėl, jeigu jums tai yra logiškai investuojama suma, tikėtina, kad tikslai bus daug didesni. Tai dabar paimkime situaciją, kad aš, sakykime, galiu skirti 200 eurų per mėnesį, bet aš turiu, tarkim, 40 metų. Dabar 200 eurų per mėnesį, 40 metų, 1,2 milijono. Nu, tai aš pasiekiau savo tikslą, kiek čia gaunasi, 3-4 kartus. Vėl, galbūt aš tada galiu sakyti, aš galiu skirti, sakykime, 300 eurų per mėnesį ir, tarkim, aš turiu ten 30 metų. Pasižiūrėkime, ar man užtenka 280 tūkstančių. Užtenka. Tai jeigu aš žinau, kad aš tos 300 dar vis galiu skirti, galbūt aš galiu mažinti laikotarpį iki 25. Ar galiu? Dar vis galiu. Ar galiu iki 22? Ir čia prasideda tas žaidimas. Nu, žiūrėkit, 22 metai po 300 eurų per mėnesį ir jūs galite uždirbinėti po 1000 eurų į rankas pasyvių pajamų iš investicijų. Ir čia paprasčiausias S&P 500 pavyzdys. Tai skaičiuokliai yra su mintimi tam, kad jūs tiesiog išsigrynintumėte, kiek jūs turite investuoti kiekvieną mėnesį. Tai jeigu aš žinau, kad mano tikslams pasiekti, aš turiu investuoti ten
1500, 2000, 200, nežinau, kad ir koks būtų tikslas. Tai realistiškai, jeigu aš sugebu uždirbti papildomai ten 1000, 2000, 3000, aš galiu rinktis. Arba aš galiu įdėti į investicijas papildomą sumą ir sakyti, galbūt aš paankstinsiu truputį laikotarpį, bet kai jau pasiekėte tą etapą, kai jau turite tą sumą, kurios norėjote, kai jau turite, taip sakant, mintyse nusibrėžę tą planą, kad po 1000 eurų investuojant aš pasieksiu tą laikotarpį, tą sumą per tą laikotarpį, bet kokie papildomi pinigai gali būti tiesiog laisvai leidžiami tam, kad pasidžiaugtumėte dabartimi. Jūs jau einate finansinės, taip sakant, nepriklausomybės arba netgi finansinės laisvės keliu ir jūs momentaliai galite bet kokias papildomas pajamas skirti dabarties, taip sakant, papildymui. Galite, nežinau, keliauti, galbūt tam tikrai specifiniai pirkiniai, galbūt padėti šeimai. Ir vėl, tai neturi būti per daug komplikuota. Jeigu jūs dar nežinote, ar man čia reikės 1000 ar 1500 ar 500 užteks, ar 2000, pirmieji žingsniai gali būti labai paprasti. Aš čia praktinį eksperimentą apie S&P 500 sukūręs, dabar rugsėjai bus kaip tik 2 metai eksperimentui, tai 3 portfeliai pasiekė virš 12 000 eurų sumą su labai periodinė mažom investicijom, po 100 eurų per mėnesį, pačioje pradžioje tik tai buvo idėja truputį didesnė suma, kas yra po 1000 kiekvieną portfelį. Vėl praktinis eksperimentas čionais, jeigu norėsite pasižvalgyti. Ir tai yra paprasta mintis, kad jūs pačioje pradžioje norite pamatyti, kad pinigai iš tiesų dirba jums. Kai jūs pamatysite, kad mėnesį praleidote ten 2-3 minutės tam, kad investuotumėte tą 100 eurų, bet jis sėdėdamas tiesiog tose sąskaitose, jums nekeičiant dabarties, uždirbinėjo ten po papildomus eurą, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, galbūt netgi ilgesnėje perspektyvoje, momentaliai pamatysite, kad pinigai iš tiesų dirba jums. Ir jums tai nereikalauja daug laiko. Ir čia atsiranda tas toks klik mintise, kad šitas dalykas veikia. Tai reiškia, iš tiesų galim pradėti investuoti. Gerai, tai šitas kanalas buvo sukurtas su ta mintimi, kad paskatinti kuo daugiau žmonių žengti pirmus žingsnius. Tai tikiuosi šitas toks be kažkokio specifinio filtro ir labiau nuoširdus pokalbis apie pinigus, kai jūs žvalgotės į keliones, plus į investavimą tuo pačiu metu ir tą balansą, kurį galite surasti, padėjo. Ir priminsiu, kad nuorodose yra papildomų bonusų, jeigu atsidarinėjate Freedom 24 sąskaitą arba atsidarėte po Liepos 1 dienos ir pasipildėte 5, 20 arba 50 tūkstančių. Pasinaudokite kodukais, pasimkite nemokamas akcijas ir iki rytojaus.